Kodėl pardaviau savo mylimiausią ETF GPQ, kuris yra šeimos fonde netgi ir taip toliau, ir kurio, mes turim tikrai ne 1 000 vienetų. Tai kodėl aš jį pardaviau ir nupirkau kitą fondą, kuris vadinasi QQQI, kuo jie skiriasi ir, žodžiu, apie visą tai pakalbėsiu ir kodėl tokį pakeitimą galėtum svarstyti ir tu, ir kaip visą tai techniškai įgyvendinti, net jeigu tu nesi profesionalus investuotojas, bet nori investuoti į US rinką. Ne? Tai labai viskas paprasta. Vėlgi, šita strategija netiks kiekvienam žmogui, kuris norės po kelis šimtus pasipildyti, taip sakant, kiekvieną mielą mėnesį. Šita strategija tik žmonėm, kurie turi pakankamai didelį kapitalą, tai yra kaip minimum $6,000 tam, kad nupirktų bent jau pradžiai kaip minimum 100 vienetų to pačio ETF-o, apie kurį aš kalbėsiu. Tad jeigu tu jau turi, tarkime, 10 000, 15 000 ir panašiai GPQ ETF, arba bent jau 6,000, tai tu gali svarstyti apie šitą niuansą. Tai va, čia sumos yra tikrai pakankamai didelės ir šiandien pakalbėsiu būtent apie tai, kodėl, man atrodo, šitas pakeitimas gali uždirbti papildomai kelius šimtus tūkstančių per ateinančius 15-20 metų. Man asmeniškai ir tau lygiai taip pat. Tad jeigu įdomu, žiūrėk šitą video iki galo, tik priminimas, kad jeigu pirmą kartą užsukai į kanalą, spūstelk tą laiko mygtuką ant video, jeigu jis tau patiks ir išsineši kažką vertingo. Ir žinoma, prenumeruok patį kanalą, nes statistika sako, kad net 7 iš 10 žmonių, kurie prenumeruoja, sugrįžta pasižiūrėti apie investavimo idėjas, apie naujienas, kas vyksta rinkoje, apie fondų pakeitimus, apie mano asmeninį portfelį, kuris šiai dienai yra orientuotas tiek į agresyvų augimą, tiek į pasyvias pajamas. Ir šiai dienai pasyvių pajamų dalį šiek tiek sumažinau ir jisai išmoka man apie 1 vidutinį Lietuvos atlyginimo pasyviomis pajamomis, tačiau jo potencialas augimui yra tikrai daug didesnis negu buvo prieš tai. Jeigu tau yra įdomus toks praktinis disponavimas pinigais, investavimas ir portfelis, kuris yra daugiau negu 100 000 vertės ir kuris jau uždirba daugiau negu 40 000, nuoroda į portfelį apačioj, prenumeruok, nes tai yra labiausiai prenumeruojamas portfelis Lietuvoje. Gerai, važiuojam dabar prie video idėjos ir pirmas dalykas labai paprastas. GPQ atrodytų superinis pasirinkimas, nes ką jisai padaro? Jisai išmoka kiekvieną mielą mėnesį pasyvias pajamas. Ne? Tai yra labai smagus variantas ir aš jį turėjau tikrai labai ilgą laiką ir kai tik jisai atsirado Europoje, tai iš karto aš jį pradėjau akumuliuoti. Prieš tai dar aš turėjau ir amerikietišką jo versiją, bet vėlgi, todėl, kad mes negalim pirkti, taip sakant, amerikietiškų fondų iš Europos be profesionalaus investuotojo statuso, šitas dalykas ne kiekvienam, kadangi portfelis orientuotas į tai, kad galėtų tą pakartoti praktiškai kiekvienas žmogus, kuris neturi milžiniško kapitalo, tačiau kuris turi kapitalą, kurį gali įdarbinti. Tai logika buvo tokia, kad aš persikėliau iš GP amerikietiško ir GPQ amerikietiško į GPQ europietišką ir tai yra tas pats, jeigu mes kalbam GPQ. Tai va, atkeliaujam. Tai yra fondas, kuris kainuoja 23 eurus už vieną vienetą, turi 0,35% turto valdymo mokestį. Nepaisant to, kad tai yra aktyviai valdomas fondas, šitas turto valdymo mokestis yra vienas mažiausių šiai dienai rinkoje. Ir jeigu mes pasižiūrėsime, tai kaip jisai atrodo, tai vat, nuo tada, kai jisai atsirado 24 metais, jisai išgyveno ir Trumpo nesąmonių visą tą krešą, atsistatė, taip sakant, ir važiuoja kartu su dividendais, kiekvieną mielą mėnesį išmoka. Ir jo dividendinis pajamingumas bent jau šiai dienai, pasižiūrėkim, kokį rašo čia, 9,4%. Ir jeigu pažiūrėsim nuo gruodžio 2024, jisai ir išmokinėja, taip sakant, savo investuotojams kiekvieną mielą mėnesį pasyvias pajamas. Ir tai yra labai smagus pasirinkimas. Ir jeigu žiūrėsim, tai istoriškai tai GPQ atsirado Amerikoje 2022 metais ir pritraukė iš karto 25 milijardus kapitalo į šitą fondą. Kodėl? Būtent dėl tų priežasčių. Pasyvios pajamos kiekvieną mėnesį, neturi to vadinamo NAV erosion labai didelio, tiksliau iš viso jo neturi, jo vertė nemažėja dėl to, kad jisai išmokinėja pinigus, taip kaip yra su kitais fondais per ex-dividend date. Ir tai yra labai fainas daiktas, kuris turi fiziškai nusipirkęs šitas akcijas, tačiau jisai neimituoja Nasdaq 100 ETF-o pilnai, ta prasme, jisai surenka tas didžiausias kompanijas, ant kurių pardavinėja covered callus, bet ir tai jisai tos covered callus pardavinėja per ENL. Žodžiu, sudėtingas paaiškinimas, bet jisai perka šitą produktą ne kaip covered callą, bet jisai perka jį kartu su premiumu iš banko, ir tai yra per bankinę paslaugą. Dėl to jisai turi labai, nepaisant to, kad jis išmoka kiekvieną mielą mėnesį, nepaisant to, kad jis yra pigaus turto valdymo ir orientuotas į geriausiai performinantį indeksą bendrai istorijoje ir rinkoje, tai šitas daiktas turi minusą, nes
kai rinka pradeda važiuoti, arba tas indeksas, į kurį jisai orientuotas, kai tik jisai pradeda važiuoti, būtent tie INL-ai dėl savo kainos apribojimo ir covered call, dėl to, kad tu privalai parduoti turtą prie tam tikrų kainų, jisai labai stipriai riboja potencialą augimo šito fondo. Dėl to GPQ yra tobulas pasirinkimas tiem žmonėm, kurie orientuoti į pasyvias pajamas ir į tą labiau stabilumą. Ir dviejose iš trijų rinkų šitas daiktas veikia daug geriau, taip sakant, negu standartinis ANAF, tarkime, indeksą sekantis ETF-as, kuris yra akumuliuojantis ir kuris nemoka pasyvių pajamų. Ir tai yra rinkos būtent tos, kai rinka eina šonu, kai jinai neauga labai stipriai ir kai rinka krenta. Dabar dėl to, kai rinka krenta, šitas daiktas dar labai stipriai priklauso nuo opcionų premiumo, ir kai rinka pradeda kristi, visi žino, kad VIX-as važiuoja į viršų, o kai VIX-as važiuoja į viršų, premiumai ypatingai stipriai brangsta. Ir tada kas nutinka, jeigu mes atkeliautume ir paimtume option strat, tą patį, jeigu mes paimsime, sakykime, NVDA, ką mes padarom, tai, sakykime, long ten NVDA, jeigu implied volatility didėja, atkreipkite dėmesį, kiek didėja premiumas, taip sakant, už opcionus. Matote, dabar šitą vietą, tai galima uždirbti, taip sakant, jeigu ypač long call laikai, tai vien implied volatility padidėjimas, duoda brangesnį opcioną, ir tie premiumai iš karto tampa brangesni. Tai reiškia, kad pats kontraktas pabrangsta, nepasintų, kad tu apskritai nieko dėl to nepadarai. Ir dėl tos priežasties galima kolekcionuoti gerokai didesnius premiumus. Dėl to, krentančioje rinkoje, šitas GPQ fondas, ką padaro, jisai išmoka gerokai daugiau pasyvių pajamų, dėl to, kad jam pavyksta sugeneruoti daug daugiau pinigų iš covered call. Tačiau jis yra apribotas, būtent tos savo struktūros pagal prospektą, nes jisai perka INL-us ir jisai nedaro absoliučiai nieko. Dabar kuo yra išskirtinis tas pats NEOS QQQY ETF-as, tai jisai turi didesnį turto valdymo mokestį, jeigu mes pasižiūrėsime į jį. Ką jisai turi? Jisai turi 0,68 total expense ratio, taip sakant, kitų expense tai jisai neturi. Ir dabar jeigu mes paimsim ir 10 000, tarkime, būtume sumetę į šitą fondą prie 5% metinės grąžos, per 3 metus būtume sumokėję 218 pinigų, kas yra pakankamai brangu, per 3 metus. Tačiau jeigu mes pasižiūrėsime istoriškai į abu fondus ir pasirinkimus ir matysime, kodėl aš pasirinkau QQQI, tai visų pirma, šitas daiktas generuoja pasyviamis pajamomis istoriškai 14,28% vidutinio metinio pelningumo. Kai GPQ tuo tarpu per tą patį laikotarpį, jeigu mes imam tuos pačius laikotarpius, mokėjo 9,36%. Ir dėl ko aš switchinau iš QLD į GPQ, tai pradėkim nuo to, ta pati priežastis. QLD mokėjo šiek tiek daugiau pasyvių pajamų, tačiau jo bendras total tas augimas, jeigu mes pasižiūrėsim, jis niekur neprilygsta GPQ. Ir GPQ buvo geriausias ETF-as tuo metu, kurį buvo galima susirasti. Tačiau dabar atsiradus QQQY, ką jisai padarė, tai jie turi kitokį dizainą. Jie pardavinėja covered callus lygiai taip pat ant Nasdaq indekso, tačiau ką papildomai jie daro, jie nuperka out of the money calls, tai yra call opcionus, kurie yra ne piniguose, su idėja, kad jeigu Nasdaqas staigiai paimtų ir atšoktų, jie uždirbtų dar papildomai ir iš vertės prieaugio būtent to opciono, ta prasme. Ir nepaisant to, kad jiem reikėtų parduoti aktyvus prie tam tikros kainos, dėl to, kad covered callas suveiktų, bet ką jie padarytų, jie uždirbtų papildomai iš kito mechanizmo. Tai per alegoriją, net nežinau, per kokią alegoriją čia galima būtų praleisti, bet logika yra ta, kad įsivaizduokit, kad jūs turit savo standartinį portfelį, kuriame, reiškia, generuojat nuolat premijos iš covered call, Tai yra kaip ir daugumai žmonių, kurie seka mano kanalą, tai yra pakankamai aiški sistema. Tačiau, ką jūs pridedat labai agresyvų svertinį ETF-ą, kuris ištempia portfelį labai stipriai virš. Tai tas covered call strategijoje, tas papildomai out of the money call nupirkimas, jisai uždirba labai didelį premiumą ir taip leidžia pagauti tą augimą ir neturėti atsilikimo nuo pagrindinio indekso. Nes jeigu mes pasižiūrėsime, QQQ pagrindinis indeksas per tą patį laikotarpį uždirbo 41,61. Tai yra standartinis tas indeksas, į kurį orientuojasi šitie ETF-ai, visi trys. Bet jeigu mes pasižiūrėsim GPQ, kaip aš ir sakau, jisai lagina, taip sakant, paskui QQQ dėl vienos paprastos priežasties. Jis apribotas. QQQY šitą problemą sprendžia. Ir jeigu pasižiūrėti statistiškai, tai QQQY sugeba pagauti tarp 95-97% viso QQQ augimo
kartu su milžiniškom pasyviom pajamom. Ir jeigu aš lyginsiu su GPQ, tai GPQ pagauna nei daug, nei mažai tik 70% viso augimo, ta prasme, nuo šito indekso. Tai reiškia, kad aš apie 20 su viršum procentų efektyviau darbinu kapitalą, kiekvienais metais. Jeigu mes paimam ir paskaičiuojam per tą patį compound interest calculator, arba ateikim į lietuvišką, mes turim Financial Finance puslapį, mūsų skaičiuoklę, Na dabar, atkeliaujam ir paskrolinam šiek tiek iki skaičiuoklės. Ir sakykime, mes įdarbinam 100 000, va čia 100 000, dabar tam, kad susivokti tiesiog. Ir mes įdarbinam su tuo pačiu GPQ, kurio vidutinė metinė grąža, paimkime, tie patys 10%, kartu su augimu ir kartu su viskuo. Ta prasme, po mokesčių pasyvios pajamos plus augimas 10%, ir 15 metų. Ir papildomai mes nieko neįnešinėjam skaičiuoti. Gaunasi 445 391. Dabar jeigu aš papildomai sakau, kad man tas pats QQQI sugeba uždirbti apie 25% daugiau, tai yra, sakykime, 12,5%, nuo 10% 25%, 645. Tai yra absoliučiai tas pats. Dabar, pas juos yra skirtumas apytiksliai 0,33 turto valdymo mokestyje. Gerai, aš išminusuosiu 0,33 ir šitoje vietoje gausis 12,17. Paskaičiu 617 tūkstančių. Tačiau, jeigu aš paimu ir palyginu tai su 10% vidutinė metinė grąža, tai čia gaunasi 445. Tai yra vis tiek beveik 200 tūkstančių skirtumas per 15 metų nuo 100 tūkstančių investicijos. Ir jeigu aš kalbu apie 20 metų, tai 732 ir tarkim 12,1, tarkime net, tai yra virš milijono. Tai yra 300 tūkstančių skirtumas. Ir kiekvienas tas procentas, jis yra labai 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 svarbus. Todėl man atrodo, kad ypač kai mano strategija bus į QQQI turėti kaip core poziciją didesnę dalį investicijų ilgojo laikotarpio, nes per ateinančius 10-15 metų aš tikrai tikiu, kad technologijos drivins pasaulį. Bet kokiu atveju technologijos valdys pasaulį ir mes judėsim su tom technologijom ypatingai sparčiai. Tai dabar, kur yra logika su QQQI? Tai kad jeigu aš galiu išspausti, taip sakant, per metus 2-3% papildomai daugiau dėl efektyvesnio valdymo, bet nepaisant to, kad jis šiek tiek yra brangesnis, man atrodo, kad tai yra super didelis pranašumas prieš tai, ką aš turiu su GPQ. Dabar minusas pagrindinis, jeigu aš perku QQQI, tai tokiu atveju galioja estate tax. Tai reiškia, jeigu aš numirčiau ir paveldėtų žmonės mano kapitalą, atitinkamai jie turėtų susimokėti iki 40% nuo visos turimos sumos. Bet mirt neplanuoju, draudimus turiu, jeigu ką, tai taip sakant, norisi uždirbti daugiau tol, kol gyvensiu. Jeigu jau nutiktų taip, kad reikėtų palikimus palikinėti, tai soriuką bet kokiu atveju užteks, taip sakant. Bet jeigu tau yra svarbesnis, taip sakant, stabilumas, tai GPQ gali būti irgi tavo pasirinkimas, dėl ko. Jeigu aš atkeliausiu backtesting į value investing ir paimsiu GPQ, tarkime, paimsiu QQQI kaip antrą pasirinkimą ir paimsiu QLD. Tai visi trys orientuoti į tą pačią dalį. Portfolio 1 yra 100% čia, portfolio 2 yra 100% čia, 100% čia. Tiesa, tai yra visiškai nemokamas instrumentas valueinvesting.io, galite visiškai nemokamai tą pasidaryti patys. Portfolio 1 yra GPQ, portfolio 2 yra QQQI ir portfolio 3 yra QYLD. Pirmas momentas, mes reinvestuosime dividendus, investavus, taip sakant, 100 000. Kaip pavyzdys, imu didesnius skaičius tam, kad matytumėt skirtumą, nes ant mažesnių skaičių tas neduoda efekto, bet pas jūs portfelis, kai per 10 metų užaugs iki didelio, patikėkit manim, jūs turės labai didelį skirtumą. Tai žiūrėkit, per tą patį laikotarpį, kadangi NEOS ETF-as atsirado tik 24 metų sausį, tai tik nuo čia paimkime, bet logika labai paprasta. Žalia linija QYLD, mėlyna QQQI, o oranžinė yra GPQ. Bet pasižiūrėkit total return, ir kaip elgesi šitas visos linijos. Jos visos juda kartu su pagrindiniu indeksu, bet kur yra logika, tai kad QYLD labai stipriai lagina paskui abu fondus. Jisai lagina net per 20 000 praktiškai, jeigu mes palyginsime su QQQI. QQQI
akivaizdus laimėtojas šitoje vietoje ir jisai per 4000, jeigu mes paimsim per 1,5 metų, jisai per 4000 lenkia tą patį GPQ. Bet, kur yra niuansas, jeigu mes paimsime, taip sakant, nereinvestavus dividendų, o čia yra įdomus momentas, backtest portfolio, tai čia sąžiningumo dėlei aš turiu pasakyti, kad GPQ kol kas bent jau performina šiek tiek geriau, tai yra apie 2000 geriau, jeigu mes kalbam apie turto išsaugojimo dalyką. Dabar kodėl taip yra? Dėl to, kad vėlgi, turto valdymo mokestis yra didesnis. Ne, ta prasme, ir nepaisant to, kad QQQI sugeba uždirbti daugiau pinigų, jisai tuos pinigus pagrąžina per distribucijas. Taigi, jeigu tavo tikslas, taip sakant, yra uždirbti daugiau ir compoundinti ir tam tikrų metų sustoti, taip sakant, ir tu pradedi su didelėm pinigų sumom, na tai atitinkamai QQQI yra tavo pasirinkimas, jeigu tu nori dar ir efektyviai compoundinti, neprarandant pinigų palyginti su QQQ, tai yra su standartiniu augimo indeksu. Bet jeigu tu nori labiau saugoti kapitalą ir tu nori tokia apie 10% pasyvių pajamų gauti iš GPQ, tai va čia yra tavo pasirinkimas, nes jo navas yra daug stabilesnis va čia va šitoje vietoje. Ne? Mes matom, net vienu momentu per 5000 buvo, per 4,5 buvo stabilesnis palyginti su, taip sakant, QQQI. Tai va, bet jeigu tavo pasirinkimas vis dar yra QLD, tai man tokia nuoširdį įžvalga paremta visais va, šitais va, grafikais, tai tiesiog va, žalia linija, aš manau, tu pats supranti, ne, logika šito vietoje. Tai čia yra toks niuansas. Tai jeigu tu esi pensijoje, pensininkas, taip sakant, arba arti to, tikriausiai mano pasirinkimas būtų GPQ. Dėl ko? Dėl to, kad tu nereinvestuosi dividendų ir turto išsaugojimo fazėje GPQ performina geriau. Susakyti, tu išsiminėjai visus dividendus, ne absoliučiai visus dividendus. Tačiau, jeigu tavo tikslas yra compoundinti, bet tuo pačiu turėti pasyvias pajamas, QQQI yra vienareikšmiškas pasirinkimas remintis visą data. Ir jeigu mes ateisim į grafiką netgi ir pasižiūrėsime į tą patį stock chartsus ir mes susivesime kaip pavyzdys, tą patį GPQ paimkim ir paimkim QQQI. Ne? Ir kuo jie skiriasi ypatingai, tai atkreip dėmesį, taip staigiai atšokinėja QQQI dėl to, kad jisai turi tuos papildomus call opcionus, nupirktus. Čia yra 13% bendrai iki dabar, QQQI 18,7. Tai yra 5% skirtumas per nuo balandžio iki spalio mėnesio. Tai yra labai daug, nes 5% nuo 100 000 yra 5,000 eurų. Žinai, tai yra labai labai daug. Ir jeigu mes palyginsime su tuo pačiu QQQ, tarkime, indekso, ne? Tai atkreip dėmesį, kur šitoje vietoje buvo, taip sakant, šitie du fondai, tai jie, kai QQQ standartinis indeksas nukrenta, tai jie šiek tiek pasaugo, ne? Bet lygiai taip pat, taip sakant, GPQ aišku stipriai lagina paskui atšokimą, labai staigų, bet QQQI labai labai arti, taip sakant, yra to pačio QQQ ir vienu momentu ėjo praktiškai koja kojon kartu su QQQ. Tai aišku, priklausomai nuo kokio laikotarpio mes imsim, nes jeigu paimsim ten, sakykime, nuo vieno iš laikotarpių, kai buvo investuota, tarkime, nuo 24 birželio 14, tarkime, tai praktiškai jie čia sėdi vienas su kitu labai labai tvarkingai. Ir grafiškai vėlgi akivaizdus laimėtojas šitame visame yra QQQI ETF'as, kuris pasaugo nuo kryčio, nors jisai visur praktiškai pasaugo nuo kryčio, ypač nuo staigaus kryčio, ir tada atsistato, taip sakant, daug greičiau negu tas pats GPQ, kuris lagina atsistatyti paskui Nasdaq pagrindinį ETF-ą. Jeigu logika yra ir akumuliuoti ir gauti pasyvias pajamas, geresnio šiai dienai varianto nėra. Dabar kaip visą tai techniškai gyvendinti? Aš sakiau, kad net neturint profesionalaus statuso ir šitame akaunte aš specialiai neturiu profesionalaus statuso tam, kad daryčiau visus veiksmus taip, kaip darot jūs ir ką galima padaryti ir kaip viskas vyksta. Jūs atkeliaujate į prekybą ir pirmas momentas, ką jūs padarot, jums reikia nupirkti opcioną, kuris yra in the money. Ir tas opcionas, tai ateinam į JAV, atkeliaujam opcionas, susietas turtas, QQQI, sakykime, už 18 dienų, ką jums reikia padaryti, teoriškai jums reikėtų nupirkti opcioną, kuris yra in the money. Dabar, kadangi opcionas yra piniguose, taip sakant, tai brokeris pagal jūsų pareikalavimą gali vykdyti šitą sandorį, jeigu pas jūs užtenka pinigų šito sandorio vykdymui. Tai ką padarom? Paimam QQQI ir šitoje vietoje pirkimas pardavimas. Dabar pirkimas tai yra už kiek iš tavęs nupirktų šitą kontraktą, pardavimas už kiek tau parduotų šitą kontraktą. Šitas yra svarbus momentas. Spaudžiam ant pardavimas ir
Ir šitoje vietoje matosi kaina, galima padaryti pagal rinkos vertę, vienas lotas 100 akcijų, o viena akcija kainuoja 54 pinigus, ne? Bet mums reikia in the money opcioną. Dabar tai pastatytų mane į vidutinę kainą, vat, su šituo įsigijimu, aš turiu prie 54 pridėti 2,30, nu tai gaunasi, kad 56,30 gausis mano kaina įsigijimo dabar per opcioną perkant, nepaisant to, kad dabartinė kaina yra 55,6. Tai reiškia, kad aš per 0,7, už vieną vienetą per 70 centų sumokėsiu brangiau, bet kur yra labai smagi logika, tai kad jeigu aš vieną kartą nupirksiu šitą daiktą, man po to galima bus pirkti jį, taip sakant, toliau. Tai tas yra labai smagus momentas. Ir ką mes padarom? Mes nuperkam šitą opcioną. Ir vienas vienetas, pateikiam pirkimo nurodymą, tą padarom. Toliau, jeigu mes atkeliausim į sandorius, tai yra absoliučiai legalus būdas. Tai va, matote, ką mes čia turim, laikotarpis 7 dienos buvo, taip sakant. Tai ką mes turim? Aš nuperku QQQY opcioną, va, matote, pirkimas. Va, QQQY 3 opcionai buvo nupirkti. Tada aš parašau į supportą, sveiki, prašau įvykdyti mano vardu nupirktus opcionus, kurie yra in the money, kurie yra štai šitoje vietoje, ne? Aš turiu parašyti jų pilną pavadinimą ir prašau jos įvykdyti. Vadinasi, jeigu 3 opcionai po 54 pinigus už vieną opcioną, 54 kart 3, tai reiškia, kad man nupirks už 16,200 šitą džiaugsmą. Ir jūs matot, jog tą pačią dieną man prieš biržos uždarimą likus vienai minutiai man nupirko už 54 pinigus 300 vienetų už 16,200. Ne? Viskas, tai yra labai paprasta. Toliau šiandien birža atsidarė ir buvo nupirktas opcionas, ne per opcioną tiksliau, o tiesiog papildyta 300 vienetų dar dėl to, kad aš norėjau apie 30 000 sukišti į tą patį QQQY. Viskas, toliau aš galiu pildytis jį, taip sakant, patogiai, bet sunkiausia yra įvykdyti pirmą pirkimą. Na ir žinoma, po to pardaviau GPQ. Netyčia, amblemački, čia irgi labai svarbus momentas, padariau nesąmonę. Žinot, ką padariau? Atėjau, norėjau parduoti savo GPQ. Ir vat atrodo, žmogus jau tiek laiko sėdžiu, tiek laiko investuoja ir vis tiek prasimazinau. Ką padariau? Atėjau, sakau, aš noriu parduoti. Išsistačiau užsakymą, čia vat ne pagal rinkos kainą, o pagal ribotą, įvedžiau kainą, visą kitą. Ir dėl kažkokios priežasties sugalvojau, kad man reikia refreshinti puslapį tam, kad aš atnaujinčiau kainą, nes aš nematau, kad jinai čia šokinėtų. Ne? Logiška, reikia atnaujinti puslapį. Atnaujinau puslapį, paspaudžiau ir nepamačiau, kad čia buvo pirkti, o čia yra, man tai reikėjo parduoti. Tai aš ką padariau, aš blemba balvonas, paspaudžiau max ir nupirkau 200 vienetų GPQ vietoj to, kad parduočiau 950 vienetų. Na tai žodžiu, po to teko parduoti 1150 vienetų. Tai pilnai iš GPQ pozicijos aš išėjau ir nupirkau, taip sakant, kitą ETF, plus, kas yra labai svarbus man asmeniškai momentas, tai kad QQQY suteikia galimybę įkeitinėti jį vertybinių popierių brokeriui. Dabar jeigu atkeliausiu į prekybą ir vėlgi susivesiu, tarkime, JAF ir, tarkime, fondai, QQQY, jisai leidžia būti įkeistas 1:3 santykių. Tai reiškia, kad aš 2/3 versus jį galiu pasiskolinti versus šitą fondą. Ko aš negaliu padaryti su GPQ? Kaip pavyzdys, jeigu tai yra europinis GPQ, čia yra 100. Prisimenate, ne, kad jeigu čia yra 100, tai logiška, kad aš negaliu įkeitinėti šito daikto tam, kad naudočiau svertą. Ir atitinkamai, aš tokiu būdu sukeisdamas šitos fondus gaunu didesnį efektyvumą ir dar didesnį prieigą prie kapitalo, jeigu man jos reikėtų nupirkti tą patį dipą. Man atrodo, kad vien tik tai pliusai ir neturiu labai didelio kažkokio tai minuso arba nuostolio. Žiūrėsim, kaip šitas fondas veiks. Tai tikiuosi, kad aiškiai paaiškinau ir kadangi tau yra įdomu, tai atsidaryk vertybinių popierių sąskaitą, pradėk investuoti, jeigu to dar nepadarei, o jeigu padarei, tai ir turi GPQ, tai pagalvok, ar tau apsimoka keisti ar neapsimoka keisti ir pakomentuok komentaruose, ar tu esi, taip sakant, komanda GPQ, ar tu esi komanda QQQY ir kodėl, nes man atrodo, kad visai įdomi diskusija galėtų gautis. Tai va, tai logika tokia, tikiuosi, kad sudėtingi dalykai buvo išaiškinti pakankamai paprastai. Na ir ką, pelningo investavimo, gerų pasyvių pajamų ir pasimatysim kitose video.